Augintinių maudymo dažnumas priklauso ne nuo sezono, bet nuo jų kailio tipo, gyvenimo būdo bei tam tikrų įpročių. Na, pavyzdžiui, jeigu auginate trumpaplaukį bokserį arba labradorą, tai greičiausiai jam reikės maudytis rečiau negu auginant tankaus kailio pudelį arba ilgaplaukį spanielių. Na ir vėlgi, jeigu turime tam tikrų įpročių, kaip pavyzdžiui, šeimininkai dalinasi lovą kartu su savo augintiniais, tai natūralu, kad dėl higienos sumetimų tokius augintinius reikėtų irgi maudyti dažniau. Taigi žiemą keičiasi ne maudymosi dažnumas, bet pati maudymosi rutina. Kaip skiriasi priežiūros rutina? Dažnai šeimininkai pastebi, kad būtent šaltuoju sezonu jų augintinio kailis tampa šiurkštesnis, praranda žvilgesį, dažniau beliasi ir tai atsiranda dėl temperatūrinių pokyčių, nes lauke mes turime minusinę temperatūrą, o grįžę namo pliusinę ir taip augintinio kailiui atsiranda gan didelis šokas. Taigi žiemą augintinio maudymas turėtų būti vedamas pagal 3 žingsnių sistemą. Tai pirmame žingsnėje mes naudojame valomąjį šampūną, su kuriuo pašaliname purvą bei riebalus. Antrame žingsnėje naudojame funkcinį šampūną, kuris pridrėkina ir prisotina kailį naudingomis medžiagomis, o trečiame žingsnėje naudojame kondicionierių arba kaukę, kuris užrakina visas medžiagas būtent augintinio kailyje. Na ir trečiame žingsnėje svarbu paminėti, kad būtent žiemos metu kondicionieriaus arba kaukės reikėtų naudoti daugiau ir ją palaikyti ilgiau. Taip augintinio kailis bus dar geriau prisotintas, kas yra labai svarbu būtent žiemos metu. Ir taip pat galite naudoti kailio aliejų, kuris ypatingai giliai drėkina kailį, suteikia jam žvilgesio ir elastingumo, todėl pats plaukas tampa atsparesnis temperatūriniams pokyčiams.